ulicy i prospektującej Warszawy LCS. Indiškos oro uostų taisyklės. Čia visi atėjo žmonės iš skrydžio ir dabar po vieną šalį kviečia ir tik tada gali eiti. Tai aš nežinau, kada mus pakvies, mes tiesiog turim laukti čia, kol pakvies mūsų šalį. Nice. Dar mūsų nepakvietė, tenais va didžiulė eilė yra. Dabar Bankoką čekina, čia va visur pilna žmonių. Visi sėdi laukia. Pirmieji žingsniai į Nepalę. Karšta visai. Nepalo oro uostas. Toks atrodo kaip traukinių stotis, tokioj senoviniai vietoj. Jo. Iš lauko tai atrodo kaip garažai, šeškinės. Tai va, pirmas vaizdas Nepalo. Laukiam savo taksi. Tuoja oro uoste traktorius. Visiškai normalu, visiškai normalu. Hello. Hello. How are you, brother? Good. How are you, sister? Dabar važiuojam su taksistu, taksistas sako, noriu tualeto, tai sustojom. Tai dabar laukiam taksisto. Ką ten Karoliui dar pasakoja apie programėlės? Jo, tai yra du appsai pagrindiniai. Yra toks appsas vienas, kuris yra toks kaip Uberis, kaip Boltas, kaip pasirinkti destinaciją ir tau rodo, kiek reiks mokėti. Ir kitas appsas yra toks kaip aukciono principų. Tu įvedi, kiek tu nori už tą kelionę mokėti ir tau vairuotojai gali teikti pasiūlymus. Bet tas appsas tau maždaug primeta, kokia logiška kaina turėtų būti. Tai tas buvo žymiai pigesnis, gal, kaip eurų pigesnis, bet čia realiai 3% sudarė kainos. Tai va dabar važiuojam iki centriuko iš oro uosto už maždaug 2,10 €, 2,20 €. Gyvenimas verda maks. Eini tokia gatvelė ir nusprendi apsipirkti aukso. Pirktume tokioje vietoje aukso papuošalus. Pirktum Gabę auksą tokioje vietoje? Normaliai? Patikima? O kodėl ne? Jeigu iš Akropolio pavogė auksą. Nu, čia turbūt saugiau negu Akropolį. Kas šiaip keista, kad kol kas nematėm nei vieno žiurkės ir nei vieno tarakono. Kas įprastai Azijoje būna visur po kojom knibžda. O čia kažkaip švaru, ne švaru, bet Santykinai švaru. santykinai normaliai ir nesmirda. Net kvepia kažkur smilkalus kūrena. Atvarėm į aikštę ir taip random užmačiau Mad Honey. Mad Honey yra nepalietiškas medus, randamas tik tai tam tikruose regionuose, kalnuose, kur bitės, jį iškopti yra ekstremaliai sunku, reikia lipti tokiom virvėm, dideliam aukštyje ir bitės, žodžiu, kažkokius haliucinogeninius augalus ima iš jų nektarą ir medus yra haliucinogeninis. Tai crazy. Gal, kaip sakoma, dėl bendro išprusimo. Galbūt. Ką šuniuks daro? Toks ganėtinai agresyviai atrodantis dievas. Gabalai žmonių, galvos, kardas, rimtas. Dabar esam savo pirmoji vietoj, Katmandu, Nepale. Užsakėm valgyti. Jo, žiūrėjau, noriu valgyti. Tai kelionė sekėsi gerai. Su nuotykiais biškį. Šiaip stebėtinai gerai jaučiamės. Galvojau, būtum žiūri pavargę, nes mes pasirinkom taip, kad mes
keliavom pusantros paros, turėjom 4 skrydžius, 4 persėdimus ir nebuvo normalaus maitinimo, nebuvo normalių lėktuvų, buvo taip sudėtinga, sakyčiau. Bet šiaip, Kaip vieną kartą gavom visai skanų maitinimą. mes negavom, tu nupirkai. Jo. Tikrai nupirko maitinimą. Jo. Bet šiaip tai nei vieną negavom, nes dažniausiai kai kuriuose aviakompanijose būna maitinimas, jeigu yra ilgi. Neturikiš kelionė buvo. Sėdynės netokios patogios, tai galvojom, įdomu, kaip čia jausimės. Nes mes tik atvažiavom čia, mes nepasėmėm viešbučio ir mes iš karto iš čia, iš Katmandu, su autobusu vakare važiuosim į Oharą. Pokharą. Jo. Tai va, tai Dar 8 valandėlės, atvarysim 4 ryto, kažkaip reikės iki viešbučio nusigavus. o tai mus priims iš karto? Jo, parašiau, kad 4 atvarysim ir rytoj pamiegosim kažkiek, kiek norėsim. Tada reikės rytoj išsinuomoti striukes ir dar kažką, jeigu reikia, nežinau, pirštinės ir poryt varom į kalnus. Tai bus labai įdomu, kaip čia seksis. Ar būsim gyvi? Na jo, po tiek miego, tai jau ką šausim tiesiog kavos tablečių. Antras mūsų patiekalas. Prieš tai va užsakėm, kaip palakardija vadinasi, momos, tokie kaip koldūnai. Ekstremaliai skanu. Labai skanus, su tokiu sultiniu. Ir čia dabar užsakėm tokį rinkinį. Čia yra, matau, agurkėlių, ryžių, duonelė, vištiena ir visokie padažai, net nežinau, kas čia dar yra. To va ragausim. Įdomu. Seni geri Azijos tualetai. Ir dar mokami. Kaip čia gali būti mokama? Toks va judesiukas. Stotyje atvarėm, visi vedas už parankės į savo autobusus, bet kažkokiu būdu atvedė prie reikalingo autobuso ir net nebandė apgauti, tai prikolas. Šiaip galvom, kad bando apgauti, bet bičiukas parodė savo telefonę mūsų bookingą, tai supratom. Bandėm nusimulinti, nes galvom, kad galvoja ir piktai jį žiūrėjom. Aš atrodo, kad čia viskas sakė tiesą. Tai galima tikrai pasitikėti stotyje žmonėm ne taip kaip Indonezijoje, kur mus apgavo 2 kartus. Nu, bandome. Wow, šviesos efektai. 3 ir 4. Nice. Tik ką pirmą kartą pamačiau, per kur mes važiuojam. Tai mes važiuojam per brutalų offroadą. Yra žvyras. Kairiai pusėj už metro yra skardis, o dešiniai pusėj mes visą laiką prasilenkinėjom su kitais autobusais ir fūrom. Geras vandas. Jau pasižiūrėjom, ar yra diržai saugos, tai tikrai ne. Čia yra greitkelis. Čia pagrindinis Nepalo kelias. Wow. Jaučiuosi kaip atrakcionas. Jo, aš irgi. Ir taip jau važiuojam 3 valandas. Kaip padarė? Daug Apie 4. dievė liko apie 4. Tai jeigu iš viso 8, tai dar liko apie 5. Tai tokiu greičiu, jeigu važiuosim, tai dar ir daugiau galbūt bus. Tęsinį matysite kitoje dalyje.